Sveiki prisijungę prie gyvenimo projekto. Džiaugiuosi, kad vis daugiau žmonių atranda mūsų laidą. Jūsų konstruktyvūs komentarai mums padeda tobulėti, o mes savo ruoštų stengiamės pasidalinti informaciją, kuri padės jums tobulėti ir judėti į priekį. Norėčiau pakalbėti apie sportą ir ypatingai apie tuos žmonės, kurie niekad nesportavo, kuriems trūksta šiek tiek drąsos, trūksta žinių. Taigi, kodėl mes turėtume sportuoti? Patys svarbiausi rodikliai, kurie yra svarbus mums, tai yra mūsų fizinė jėga, mūsų raumenynas ir mūsų širdies darbas. Tai yra kaip gerai mes pasisaviname deguonį. Tai galime išmatuoti arba VO2 max, tai yra V, tai būtų kiekis, O2 tai deguonis ir max tai yra kiek maksimaliai deguonies per 1 kg svorio mililitrais per minutę mes galime pasisavinti. Arba galime išmatuoti savo fizinę būklę dar paprasčiau, tai yra pasitikrinti širdies darbą. Kodėl širdies darbas yra svarbu? Jeigu mes nesame geroje fizinėje būklėje, mūsų širdis plaks labai greitai. Kadangi širdis yra raumuo, tai kuo daugiau širdis pasiims kraujo per vieną dūžį, kuo jinai bus stipresnė, tuo daugiau deguonies išnešios po mūsų kūną, nes deguonis reikalinga ir mūsų smegenims, ir energijai pasigaminti raumeninę, kai jinai maišosi su gliukoze, kad pavirstų į energiją. Taigi, jeigu mūsų širdis plaks lėčiau, bet efektyviau, tai parodys mūsų geresnę fizinę būklę. Labai paprastai mes galime tą širdies darbą pasitikrinti, jeigu turime laikrodžius, tai rodys toks parametras kaip resting heart rate, tai yra širdies darbas poilsio metu ir jisai geras būtų tarp 60 ir 100. Jeigu mes norime pasimatuoti be laikrodžio, tai atsikėlę ryte, pirmas dalykas, kurį turime padaryti, tai pasimti savo pulsą, 30 sekundžių, suskaičiuoti, padauginti iš 2 ir taip turėsime širdies darbą poilsio metu. Kad suprastume, kaip stipriai sportuojančio žmogaus pulsas gali skirtis nuo vidutiniškai sportuojančio žmogaus, tai jeigu paimtume profesionalų atletą, kuris dalyvauja varžybose, tai jo širdies darbas gali būti net 30 dūžių per minutę. Toks lėtas, nes širdis labai efektyvi, paima daug kraujo. Taigi vienas iš parametrų, kuriais mes galime remtis, matuodami savo fizinę būklę, tai yra širdies darbą, tai yra kaip greitai mūsų širdis plaka. Čia jūsų žinioms. O pats svarbiausias dalykas, kai mes norime pradėti sportuoti, tai yra pasirinkti fizinę veiklą, kuri yra mums mylima, priimtina ir kurią mes galėsime daryti ilgą laiką. Jeigu mes norime trumpalaikių greitų rezultatų, greičiausiai man teks jūs nuvilti, nes norėdami kažką pasiekti, apčiuopiamo, mes turime sportuoti pastoviai, disciplinuoti. Todėl mes turime tai pamilti, tai turi tapti mūsų gyvenimo dalimi. Lygiai taip pat, kaip jeigu mes pasimsime kažkokią tai drastišką mitybą, kuri mums nepatiks, netiks, tai mes jos ilgainiui atsikratysime ir jinai mums neduos kažkokių apčiuopiamų rezultatų. O klausimas, kiek kartų per savaitę sportuoti, žmonės klausia, ar vienas kartas yra gerai. Jeigu mes kalbam apie nesportavimą, tai vienas kartas aišku yra geriau negu nieko. Bet norėdami bent jau minimaliai pakelti savo fizinę būklę, kad mes turėtume kažkokius apčiuopiamus rezultatus, tai aš rekomenduočiau bent 3 kartus per savaitę. Nesvarbu, koks tai sportas būtų, ar tai būtų vaikščiojimas, ar tai būtų greitas vaikščiojimas, bėgiojimas, plaukimas, su dviračiu minimas, sporto salėje, ar tai būtų kardio, ir pasirinksite su svoris, bet kad ta veikla jums būtų mylima. Kaip stebėti savo progresą? Viskas labai paprasta. Kai mes įstumėme savo kūną į kažkokią nekomforto zoną, tai yra riba, kur mums pasidaro sunku. Duosiu pavyzdį. Mes bėgame ir padūstame. Tai ta riba, kur mes pradedame dusti, sekantį kartą pasiekę tą pačią ribą, mūsų kūnas adaptuosis. Tai yra patobulės. Jeigu mes kažką sunkiai kelsime ir tas lūžio vieta, kur mes jau nepakelsime, mūsų kūnas turės adaptuotis. Tai yra raumenynas stiprės, kad mes galėtume tą patį atitinkamą svorį sekantį kartą keldami pakelti. Tai vėl, tai bus adaptacija, mūsų patobulėjimas.
kiekvieną kartą mes turime paeiti sportuodami žingsneliu į priekį. Jeigu jūs einate, pradėsite greitai vaikščioti, jeigu jūs greitai vaikštote, pradėsite bėgti, jeigu, aišku, leidžia jums fizinė būklė. O sporto salėje tai mes turime įvairiausius būdus. Mes galime pasiekti savo rezultatus ir darydami kardio, jeigu kalbame apie riebalų metimą, galime ir su svoriais, galime ir su funkciniam kūno treniruotėm, tai tų būdų yra labai daug. Kaip aš sakau, svarbiausia yra pradėti sportuoti, dėti tą žingsnį. O tokių pasakymų, kad sportas yra tik tais tiems, kurie tai sau gali leisti, tai yra čia tik tai vienas iš tokių pasiteisinimų, kai mes ieškome pasiteisinimų, norėdami kažko nedaryti. Tai nebūtinai turime eiti į salę, mes galime sportuoti lauke. Jeigu norėsime dėti sekantį žingsnį ir mums reikės pagalbos, mes galime pasimti trenerį, galime sportuoti grupėje. Dabar daug informacijos yra ir socialinėje erdvėje, ir tame pačiame YouTube. Ir net ne veltui ir mes patys, tai yra aš dalinuosi informaciją, kuri yra aktuali visiems, todėl kad sulaukiu ypatingai daug žinučių, kur žmonės klausia ir tie klausimai kartojasi. Todėl norėdamas pagelbėti visiems, norėdamas nenuvilti žmonių, kurie man rašo ir aš ne visada spėju laiku ir efektyviai atrašyti, tai noriu pasidalinti informaciją su jumis, kad ji padėtų jums tobulėti. O kalbant apie sportą, ar nevėlu pradėti sportuoti, kai mes esame vyresni, tai galėčiau duoti tokį pavyzdį. Netgi sulaukus 80 metų yra mokslininkų įrodyta, buvo padaryti tyrimai, paimta grupė žmonių, tai netgi 80 metų mes kilnodami svorius galime padidinti savo raumeninę masę, netgi 15%. O tai reiškia, kad bet kurio gyvenimo etapu jūs pradėję sportuoti, galite matyti kuo geresnius rezultatus. O jeigu pradėsite sportuoti jauni, tai mes turėsime tam tikrus įgūdžius, jums bus vėliau lengva adaptuotis. Tai vienas dalykas, kurį mes norėdami tobulėti sporte turime suprasti, kad mūsų kūnas labai greitai adaptuosis. Ir nervinė sistema, ir fiziologinė, ir emocinė. Taigi mes turėsime sukelti kažkokį tai iššūkį savo kūnui. Tai yra padaryti metabolinį stresą, kad mūsų kūnas galėtų judėti į priekį, perlipti per save, patobulėti ir eiti į priekį. Taip mes galėsim išsimatuoti net tais parametrais, apie kuriuos aš kalbėjau. Tai bus pagerėjęs jūsų širdies darbas, tai bus sulėtėjęs jūsų širdies pulsas, ar mes galėsime pakelti kažkokį tai didesnį svorį. Nes nesvarbu, kokį rezultatą jūs turėsite, mano vienas iš svarbiausių dalykų, apie kuriuos aš pagalvočiau, tai būtų bent jau išlaikyti savo raumeninę masę, nes turėdami gerą raumeninę masę, jūs natūraliai pagreitinsit savo metabolizmą, tai yra sudeginsite daugiau kalorijų, taigi galėsite ir daugiau valgyti, daugiau sau leisti. Ir jeigu metate svorį, tai bent jau neprarasti savo raumeninės masės, o ją išlaikyti. O ne visų tikslas yra ir numesti tos riebalus. Yra daug žmonių, kurie nori priaugti tos raumeninės masės. Taigi veikla, kurią jūs pasirinksite, priklausys nuo jūsų siekiamų tikslų, nes norėdami priaugti raumenis, greičiausiai kardio darydami jūs turbūt suprantate, kad raumeninės masės neužsidėsite. Taigi turėsite kelti svorius ar sportuoti su savo kūno svoriu. Taigi pasirinkite savo tinkamą veiklą, ta, kuri padės jums judėti į priekį. O žingsniai tai gali būti paprasti. Jeigu jūs visai nesportuojate, pradedate vaikščioti lauke, galite daryti ir įtupstus, ir prisitraukimus, ir įtupimus, ir vėliau pradėti eiti į salę, pasimti trenerius, sportuoti grupėse, susirasti draugų. Tų būdų yra labai daug. Bet mes dažnai girdime tokius negatyvus iš šonų, kad reikia mokėti sportuoti ir mes čia galim susižeisti. Mano nuomonė, aš neduosiu tokį paprastą palyginimą, jeigu mes turime žmogų, kuris nemoka vairuoti ir jį mokina kitas žmogus, kuris moka vairuoti, nebūtinai jisai turi būti instruktorius. Tai tam žmogui tikrai bus geriau, kai jį mokins kažkas, kas jau turi įgūdžių, negu jisai pats savamoksliškai mokins. Lygiai taip pat sporto salėje ar lauke. Jeigu jūs turite draugų, kurie jau sportuoja ir jums patarinės, ar tai bus kažkoks tai treneris,
bent jau su minimaliomis žiniomis, kuris pradeda treniruoti žmonės, jisai bus geriau negu jūs patys tai darysite. Taigi pasakymas, kad tai turi būti privalomai treneris, ne, tai gali būti jūsų draugas, jūsų kolega, žmogus, kuris jums patars sporto salėje, tai bus tikrai geriau negu iš viso be trenerių. Taigi pasakymas, kad būtina turėti trenerį, be trenerio negalima sportuoti, aš iš tikro nesutinku. Na, o šiaip paėmus per savo visą karjerą, 20 metų, kiek aš esu sporte, aš nesu matęs, kad žmogus atėjęs saliai susižeistų. Aišku, jeigu mes darysime kažką be proto, tai tikrai tikimybė susižeisti jinai gali būti, bet mes lygiai taip pat galim paėmę ir be galvos kur nors nušokti ir susižeisti. Tai vat, sportuojant, mes natūraliai pagerinsime savo fizinę būklę, mes prailginsime savo gyvenimą, mes pagerinsime savo sveikatos būklę, kur sumažinsime ligų tikimybę, diabeto, sustabdysime kaulų retėjimą, sustabdysime tą patį raumenų praradimą. Taigi mes savo padedami, įkeldami sportą kaip savo gyvenimo būdą, padėsime savo prailginti tuos gyvenimo metus, nes jeigu pažiūrėtume į paprastą parametrą VO2 max, tai yra V, tai būtų kiekis, volume, O2 tai būtų deguonis, o max tai būtų maksimalus kiekis. Tai mes matuojame su VO2 max mūsų deguonies pasisavinimą 1 kg svorio per 1 minutę. Jeigu paimtume žmogų, kuriam yra 50 metų ir jo VO2 max yra 45, vyras, moteris, sakykime, 35 VO2 max, mes natūraliai kiekvienais metais prarasime tą kiekį, kurį mūsų kūnas deguonies gali įsisavinti. Tai jeigu mes nustosime sportuoti, tas kiekis automatiškai mažės. Kur atsiras problema, nepamirškite, kad reali situacija, kad jūs galite ir susižeisti. Jeigu mes susižeisime, mes negalėsime sportuoti, o jeigu nesportavome, tas mūsų deguonies pasisavinimas jisai dar labiau paprastės, todėl kad mūsų širdis susilpnės. Ir yra net tokia riba, kur yra paskaičiuota, koks turi būti žmogaus VO2 max, kad jis būtų nepriklausomas, galėtų savimi pasirūpinti. Jeigu ta riba nukris vyrui 18 ml per 1 kg svorį per minutę, deguonies pasisavinimas, mes jau būsime priklausomi, mums reikės pagalbos, mes negalėsime užlipti laiptais, negalėsime apsirengti, mes būsime padusę, na, o moterims ta riba yra 15-16. Taigi mūsų tikslas, kuo anksčiau pradėti sportuoti, kuo labiau padidinti mūsų VO2 max, kad mes vėliau, kai būsime vyresni, turėtume tam tikrą buferį vadinamą. Buferis tai yra riba, kaip saugumo riba, kuri vis tiek pakris natūraliai. Tai jeigu mes turėsime 50 ir į metus prarasime po 1, tai sakykime, kad mums nukristų iki 18, mums reikės 20 metų. Tai mes būdami 50, jeigu būsime labai geros fizinės būklės, mes natūraliai kas metus prarasime po 1 VO2 max. Bet nepamirškit, kad jeigu turėsime traumą, mūsų VO2 max gali nukristi ir per 2 mėnesius. O jeigu mes esame nesportuojantis ir mūsų VO2 max bus, pavyzdžiui, 30, tai mes nukrisime iki tokios ribos, kur mes būsime priklausomi, kur mes savo negalėsime padėti ir mums jau turės padėti kiti žmonės. Tai vat, kas yra svarbu, kad sportuoti pradėti yra niekad nevėlu. Jeigu mes pradėsime jauni, tai mes turėsime tam tikrą bagažą, kurį vėliau galėsime išnaudoti. Na, jeigu pradėsime sportuoti vyresni, mes lygiai taip pat galime pakelti savo fizinę būklę, nes raumeninė masė ir jėgos išlaikymas yra patys svarbiausi ilgaamžiškumo dalykai. Jeigu mes pažiūrėtume, kokios yra didžiausios mirtis sulaukus vyresnio amžiaus, tai yra trauminės mirtis, kai žmonės susižeidžia, tai yra mobilumo praradimas, greičio praradimas, nes greitį ir jėgą mes prarasime gan greitai, bet mes savo raumeninę masę galime išlaikyti ir mes galime gan ilgą laiką išlaikyti savo širdies darbą stiprų. Nes šitie dalykai yra labai svarbus, taigi sulaukus
30 mūsų natūraliai raumeninė masė pradeda kristi. Tai mūsų tikslas yra išlaikyti arba pakelti tą raumeninę masę su kažkokia tai fizinė veikla, pakelti savo širdies darbą. Kaip minėjau, galime įsimatuoti širdies darbą poilsio metu. O kokią jūs veiklą pasirinksite, tai priklausys tik tai nuo jūsų pačių. Nenorėčiau girdėti tokių pasiteisinimų, kad aš nežinau, ką daryti, man niekas nepaaiškino. Mes visada rasime, ką apkaltinti. Bet tos informacijos yra dabar labai daug, jos galima susirasti ir internete, ir YouTube'ai. Ir lygiai taip pat ir aš galiu savo ruoštų padėti jums tobulėti, užduokite man klausimus, rašykite, kokios temos jums yra įdomios. Nesvarbu, ar jūsų tikslas yra numesti kūno riebalus, ar jūsų tikslas yra priraukti raumeninės masės, ar jūsų tikslas yra bendras fizinis aktyvumas, aš lauksiu jūsų pasiūlymų. Aš pasidalinsiu temomis, kurios yra aktualios jums. Na, o viena iš temų, kurią aš jau pasidalinau, tai yra kokią įtaką mūsų kūnui daro cukrus. Pakalbėjau taip pat apie protarpinį badavimą. Ir daugelis turbūt pasakys, kad mityba yra labai svarbu. Taip, mityba yra labai svarbu. Ir kalorijos, kurias suvalgome, dienos kalorijos, jeigu mes norime išlaikyti savo kūną, yra svarbu. Jeigu mes norime numesti riebalinę masę, tai mes turime turėti kalorijų deficitą. Jeigu mes norime priaugti raumeninės masės, mes turime pridėti kalorijas prie savo dienos normos. Taigi mokėti susiskaičiuoti savo kalorijas yra labai svarbu. Ir taip vadinamas basal metabolic rate, tai yra, kad mes žinotume terminus, tai yra mūsų kūnas ramybės būsenoje sudegina tam tikrą kalorijų kiekį. Ir mes turime pridėti savo fizinį aktyvumą, kad mes žinotume, kiek kartų mes per savaitę sportuojame, kiek mes kalorijų galime suvalgyti. Tai internete yra pilna formulių, kur mes galime pasiskaičiuoti savo dienos kalorijos normas. O iš tikrųjų yra labai svarbu, ką mes valgome, kad maistas būtų organiškas, kad mes valgytume kuo mažiau perdirbto maisto, bet kaip minėjau, aš jau esu pasidalinęs įrašu, kad jūs suprastumėt, kur kūnas pasigamina energiją, kaip ją pasigamina, kaip mes tą energiją išnaudojame, kaip nepriaugti nereikalingų kilogramų. Taigi visos tos temos, kurias dalinuosi, padės jums tobulėti. Ir lauksiu jūsų komentarų, ar jums patiko šitas video. Jeigu patiko, prašyčiau pasidalinti su draugais ir vėliau pasidalinsime kitomis temomis, kurios bus jums aktualios. Sportuokite, būkite sveiki, vasara artėja, taigi mes turime nelabai daug, greičiausiai 20 dienų iki vasaros, bet kaip aš sakau, niekad nevėlu pradėti sportuoti, nes mes turime sportuoti visą gyvenimą, o niekad nebus geresnio laiko negu dabar. Sėkmės visiems, būkime aktyvūs ir nepamirškite, kad sportas pakelia mūsų ir emocinę būseną, tai yra kūne gaminasi endorfinai, taip mes būsime ir psichologiškai tvirtesni, tai padės mums kiekvieną dieną tobulėti, judėti į priekį mūsų darbe, mūsų asmeninėme gyvenime. O mano palinkėjimas būtų pamilkite sportą taip, kaip aš jį myliu, nes aš esu tas žmogus, kuris turi sporte priklausomybę. Taigi tikiuosi, kad bent kažkiek galėsiu jūs pamotyvuoti ir iki susitikimo kitose laidose.